Antradienį po pietų Alytaus mieste Ulonų gatvėje Lukoil degalinėje dirbo muitinės ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai. Matyta, jog sunkvežimyje gali būti rūkalų kontrabanda. Vilkikas man su baltarusiškais numeriais stovėjo šalia degalinės esančioje aikštelėje. Nepatvirtintais duomenimis vairuotojo nebuvo. Pareigūnai kartu su muitininkais atidarė puspriekabę. Galinėje jos dalyje matėsi maišai, tačiau pasirodo, jog tai tik imituotas krovinys. Kiek giliau rasta ir cigarečių. Spėjama, jog jos atvežtos iš Baltarusijos. Kokį kiekį kontrabandos pavyko sulaikyti, antradienį po pietų dar nebuvo aišku. Pavyko sužinoti, jog rūkalų kiekio tikrai pakaks bylai pradėti. Artimiausiu metu turėtų paaiškėti, kiek rūkalų gabenta puspriekabėje. Kam adresuotas krovinys, aiškinasi muitinės ir policijos pareigūnai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.